Garbė dangaus ponai į šiam karališkam parkui, į festivalio ant Tėvelio dvaro organizatoriam. Su mislijo projektą Kalvarijos krašto etnokultūriniai savasties ženklai. Katrą Lietuvos kultūros taryba palaimino ir finansuoja. Ir tada prašym folkloro mylėtojų ir puoselėtojų ant rugsėjo subatos atvykt. Toj subata atė. Baisiausiai dėkavojam. Mūsų vėjimą pagausinot, pagraisim, pašoksim, pavandravosim. Zapyšky prieš 16 metelių atsirado folkloro ansamblis. Iš pradžių vaikų, po tam įsijungė suaugę žmonės, o dar vėliau atsirado ir tradicinė kapela. Vadinasi folkloro ansamblis Altonį ir vadovauja Jūratė Bytautė. Dalyvauja Lietuvos ir Kauno rajono dainų šventėse, respublikinios folkloro festivaliuos, Juškų užrašytų dainų konkurse. Kap ateina rasos, žiemos saulėgrįžos, rudens ir pavasaro lygiadieniai, vėlinės, šeimos šventės. Taip jas organizuoja kairiajam Nemuno krante. Kolektyvo nariai suveina in kūrybinę stovyklą. Ansamblio narys renginiuos demonstruoja tradicinių rankdarbių meną. Tam pačiam Zapyšky 5 metelius dainuoja sutartinių giedotojų grupė Devyniaragė. Jom vadovauja Miglena Perminienė. Moterėlė sukasi metų rate, dalinasi balso sutarimu ir nenutrūkstama bičiulystė. Dalyvavo sutartinių maratone Suburtynė. Sykiu Altonė Devyniaragė parodys programą ten, kur praeitis susitinka su dabartimi, Altoniškių piliakalnis. Būkit pasveikinti, atvažiavom mes pas jūs irgi nuo Nemuno krašto, nuo gražių mūsų kalvelių, nuo mūsų nuostabaus Altoniškių piliakalnių. Pas jūs su geriausiais linkėjimais čia į jūsų kraštą.
Ir tas mūsų piliakalnis toks, kogi jis įdomus, kogi jis ypatingas. Ne tik tuo, kad mes švenčiame ir džiaugiamės, kad jį turime ir turim nuostabius vaizdus į Nemuną nuo to piliakalnio, bet ir savo deivę, toji, kaip girdėjot, mūsų pavadinimas Altonė. O čia tokia įdomi deivė, niekur kitur nepasitaikanti, tai yra jaunavedžių globėja. Kai vyram ateidavo laikas vesti, ateidavo jie pas Altonę, aukodavo aukas ir prašydavo, kad jiem surastų kuo geresnę, kuo tinkamesnę žmoną. Ir sako, tiem, kas ten ant to piliakalnio susitokia, tai labai gerai ir sekasi. Ir santokos ilgos būna ir laimingos. O dabar paklausykite mūsų Altoniškių piliakalnio legendos. Tai buvo labai seniai, kai dar lietuviai garbino savus dievus, kai diena pradėdavo su saule, o baigdavo su mėnuliu. Tai senais laikais, ten, kur dabar stūkso Zapyškio senoji gotikinė bažnyčia, buvo vyriausiojo lietuvių dievo Perkūno Kiraičio žinyčia. Žinyčios alkoje dieną naktį ruseno šventoji ugnis. Jie saugojo žiniai, šventi vyrai. Ir taip jie giedodavo. Didise mūsų, Perkūne mūsų, didise mūsų, Perkūne mūsų, savo stiprybę, savo galybę, savo stiprybę, savo galybę, sujunkia mumi, stiprinkia mumi, sujunkia mumi, stiprinkia mumi, ąžuolo jėgom, ąžuolo galiom, ąžuolo jėgom, ąžuolo galiom, ugnės šviesybę, ugnės galybę, ugnės šviesybę, ugnės galybę. Tuo tarpu, kiek tolėliau, ten link Pavilkijo, tarp aukštų Panemunės kalnelių buvo deivės Altonės žinyčia. Jos alkoje ugnį kūreno vaidilutės. Sesutėlė mažoji Sadulė, gražus tavo vainikas Sadulė. Sesutėlė mažoji Sadulė, gražus tavo vainikas Sadulė. Ar panelė vadinai Sadulė, ar pati nuodiniai Sadulė, ar pati nuodiniai Sadulė, nei panelė vadinau Sadulė, nei aš pati nuodiniau Sadulė. Panešą vaigeno Sadulė, vainikėlė dabeno Sadulė, mane močia augeno Sadulė, mane močia dabeno Sadulė, vainikėlė ant stalo Sadulė, mane močia už stalo Sadulė, mane močia kelios ant Sadulė, vainikėlės ralios ant Sadulė, mane močia kelios ant Sadulė. Kartą tamsią audringą ir lietingą ankstyvo pavasario naktį Zapyškio Perkūno Kiraičio alkos jaunasis žynys slaptai Panemunėmis atėjo pas Altonės aukuro saugotoją ir ją pabučiavo.
Taigi begeriant jiem meilės taurę, ėmė ir užgeso kiraičio alkoje ugnis. Šitoks įvykis negalėjo likti nepastebėtas. Žmonės labai persigando ir pradėjo šaukti: Dievam galas! Dievam galas! Dievam galas! Šitoks įvykis ir liko pas mus įamžintas nuostabaus kaimelio Dievogalos pavadinime. Na, o šiandien mūsų aukuro ugnis ir vėl liepsnoja ir prie Zapyškio, ir ant Altoniškio aukuro. Ir švenčiamės ten įvairiausias šventes. Ir kalendorinės, ir žiemos, ir vasaros saulėgrįžą, ir lygiadienius mūsų nuostabiuosius. O taip pat ir vestuvės, ir vaikų krikštynas, ir prausynas, ir ko tik mes nesusigalvojam. Labai gražios mūsų erdvės visom mūsų šventėm. O dabar toks truputėlis mūsų vestuvių su suduvietiškais prieskoniais. Prašyt čia Dievą per visą dieną, kad ūkana diena būtų, kad ūkana diena būtų. Oi, kada nematytų mane tėvo žėlis per laukelį parjojantį, per laukelį parjojant. Matyt nematė, girdėt negirdėjom, žirgelio tik supratom, žirgelio tik suprat. Balnu pabalnota, šarmu apšarmuotas čia, ne mano žirgužėlis čia, ne mano žirgužėlis. Barė tėvelis, barė motinėlė, kam sušildžiau žirgužėlį, kam sušildžiau žirgužėlį. Nebark tėvelį, nebark motinėlę, aš parvesiu mergužėlę, aš parvesiu mergužėlę. Graži pažiūrėti, meili pakalbėti, tik nežinau razumėliu,
Tai paklausykit manęs, žilo senelio kalbančio, aukso žiedelio skambančio. Esu siųstas paslu nuo šitos mergelės jaunosios, kurie ankstų rytą kėlė, per dvarą ėjo, šaltą rasą krėtė, žalią žolę mynė, į darželį ėjo, rūtelę paskynė. Tai šitas jaunas bernelis Juozukas, tai jis ją mergelę Saulelę pamylėjo. Aš tavo, Tu mano, aš tavo. tu mano. Pavaetuką selę, šilukų savojelę, neilgai dryksosi per liemenėlį, neilgai dryksosi per liemenėlį. Šį vakarėlį per vakarėlį, rytoj rytelį lyg pusrytėlių, rytoj rytelį lyg pusrytėlių. Jiems vainikėlį dės nuometėlį, skirs tave jauną nuok seserėlių, skirs tave jauną nuok seserėlių, skirs tave jauną nuo seserėlių, kai lelijėlę iš ruotų daržo, kai lelijėlę iš ruotų daržo, skirs tave jauną nuo motinėlės, nuo motinėlės pasanytėlę, nuo motinėlės pasanytėlę. Skirs tave jauną nuo tėtužėlių, nuo tėtužėlių pašešiurėlį, nuo tėtužėlių pašešiurėlį. Dėkojam folkloro ansambliui Altonė ir vadovai Jūratei Bytautei, sutartinių giedotojų grupiai Devyniaragį ir vadovai Miglenai Perminieniai.
Kalvarija šiais metais gavo patvirtinimą, kad Brukų kaimo dainavimo tradicija įrašyta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Baisiausias džiaugsmas Šilovį pažint, juo pasigirt, savo vaikam perduot. Kviečiam kartu padainuot su Brukų ir Susnygų kaimo bendruomenių folkloro ansambliu Bruknyčia ir vadove Romualda Vasikonienė. Ansamblis palaiko senovinių dainų gyvastį, dainininkė savo balsais išaudžia baltas drobes iš linukų, mėlynukų. Paklausykim. Sako, savam krašte pranašų nebūsi. Ale kapgi Bruknyčiai nepadainuot šitam gražiam festivalį, kad į namuos. Bet daina, tai mum visom bendrystė į džiaugsmas. O šįmet dar labiau džiaugiamės, bet kaip sakė, ta mūsų krašto dainavimo tradicija Vilniui buvo baisiausia pagerbta ir pripažyta. Ale mes kiekvienu kartą dainuodamos džiaugiamės. Bet kaip sakė mūsų viena dainininkė Liuda, daina tai širdies raminimas, užmiršimas visų rūpesčių. Lakštinga graži, paukštė gražiai gieda, vyšnių sode gražiai gieda, vyšnių sode. Su sparneliais lapsėdama in vaikelius, žiūrėdama in vaikelius, žiūrėdama. Jūs vaikeliai mažulėliai, jau jūs liksit, siratėliai, jau jūs liksit, siratėliai. Jau aš liksiu ingirelę, ingirelę, in žaliąją ingirelę, in žalią. Kur gegutė kukuoja ir lakštutė, te lakštuoja ir lakštutė, te lakštuoja. Mūsų ansamblietė Birutė prisimena. Jaunystėj būdavo su seserė, supamės kliūbos į dainas dainuojam. O kaimynai stebėdavosi, sako, į Viešvedų mergos dainuoja. Te Birutė į per visą gyvenimą su daina iki šių dienų. Tai ir padainuosim dabar jos mylimą dainą. Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, bijūnėlio žali lapai, raudoni žiedeliai. Bijūnėlio
lenkiau, gražų žiedą skyniau, gražiais žiedais bijūnėliu galvelę dabinau, gražiais žiedais bijūnėliu galvelę dabin. Einu per kiemelį į rūtų darželį ir sutikau bernužėlį vyšnelių sodelį. Ir sutikau bernužėlį vyšnelių sode. Bernužėlis jaunas, bernužėlis gražus, bernužėlio kaip bijūno raudoni veideliai. Bernužėlio kaip bijūno raudoni veideliai. Užjūrių marių, už mėlynųjų, užjūrių marių, už mėlynųjų, rinko mergelė, rinko jaunoji saldžias uogeles, rinko mergelė, rinko jaunoji saldžias uogeles. Ne tiek ji rinko, ką gailiai verkė, ne tiek ji rinko, ką gailiai verkė. Nėr miške uogų saldžių uogelių, nėr miške uogų saldžių uogelių. Atjoj bernelis ant juodbėrėlio, atjoj bernelis ant juodbėrėlio, arti prijojo toli viliojo jauną mergelę, arti prijojo toli viliojo jauną mergelę. Eime mergaitė toliau į mišką, eime jaunoji toliau į mišką, toliau nueisim daugiau, pririnksim didesnės uogos, toliau nueisim daugiau, pririnksim didesnės uogos. Neisiu berneli toliau į mišką, neisiu jaunasai toliau į mišką. Saulutė leidžias vakars netoli, toli man pareit. Saulutė leidžias vakars netoli, toli man pareit. Nebijok mergaitė, eisime drauge. Nebijok mergaitė, eisime drauge. Iki pačių namų, iki kiemo vartų aš palydėsiu. Iki pačių namų, iki kiemo vartų aš palydėsiu. Berneli mielas, atstok nuo manęs. Berneli mielas, atstok nuo manęs. Baus mane tėvelis ir motinėlė. Baus mane tėvelis ir motinėlė.
Mūsų dainininkė Petronėlė, užauginusi 6 vaikus, sako, ma bruknyčia, kaip antra šeima. Suveinam su moterim, repetuojam, įda išsikalbam, dūšią paraminam. Dainos stiprina bendrų šaknų jausmą. Ta bendrystę ir aš jaučiu. Amžium, kada jį jaunesnė, ale pritapau prie jų vyresnių. Suveinam repetuot, koncertuot. Mes visos sykiu ant tanciaus į ant ražančiaus. Būriam į bendruomenę, bendrom giesmėm, dainom, vakaronėm, suvėjimam. Tai ir šiandien norim jūs visus pakviest, padainuot kartu tą šiandien jau paskutinę mūsų dainą Čiulba ulba paukšteliai. Čiulba ulba paukšteliai, žaliam vyšnių sodelį, gailiai verkia jauna mergužėlė, gailiai verkia jauna mergužėlė. Mergužėlė, ko verki, ašarėlės kamlėji, kol blaškais kaip pašautas paukštelis, kol blaškais kaip pašautas paukštelis. Ar tėvelis subarė, ar šienelio grėbtvarė, ar nuvyto gėlė paskutinė, ar nuvyto gėlė paskutinė. Nei tėvelis subarė, nei šienelio grėbtvarė, tik nuvyto gėlė paskutinė, tik nuvyto gėlė paskutinė. Aš bernelį mylėjau, jam širdelę žadėjau, o jis mane visai jau pamiršo, o jis mane visai jau pamiršo. Jis pas mane atėjo, meilių žodžius kalbėjo, išviliojo rūtų vainikėlį, išviliojo rūtų vainikėlį. Be vainiko, be gėlės, joks bernelis nemylės, kur aš vargšė dabar pasidėsiu, kur aš vargšė dabar pasidėsiu. Dėkojam folkloro ansambliui Bruknyčia ir vadoviai Romualdai Vasikonieniai. Vajančia šupė prie Panavių Šakių rajone inteka Nova. Anksčiau vadydavo Nava. O ką reikštų tava? Kaip kokia įlanka, kurioj anų amžių žmonės rasdavo savo maisto, paukščių lizdus, sumedžiodavo žvėris ir netikėtai sušukdavo: Ana, va! Mes tik šūktelėjom ir kaip mat iš Griškabūdžio atskriejo folkloro ansamblis Nova. Į jo vadovė Nijolė Černevičienė. Ansamblis įsikūrė prieš 27 metelius. Pasirodo savo krašto renginiuos, folkloro festivaliuos, dainų šventėse. Išleido 2 kompaktinės plokšteles, katalogą apie Sūduvos regiono kankles ir jų meistrus. Kaip vadovė sako, organizuoja ekspedicijas, iš surinktos medžiagos gimsta edukacinės programos ir filmukai. Vyturio diena, užgavėnių šėlionės, sekminės, jurginės, šienapjūtės tradicijos, didysis penktadienis, žolelių rinkimo tradicijos. Aplankė Lenkiją, Slovakiją, edukacinės programas vedė Estijoje. Nova plaukė laivu į Švediją. Ir te šoko. Dalyvauja į šoką akcijoje, šoka visa Lietuva.
Nutepti kavą pamatytą novos programą. Zanavykyje knygnešių kraštas. Nu tai ir žiūrom. Gilaus tikėjimo žmonės. Žandarai išplėšė mums kalbą. Važinėdami po kaimus atiminėja knygas, netgi maldaknyges, o taip pat ir ražančius. Varo propagandą per mokyklas, per bažnyčias ir taip naikina mūsų tautinę dvasią. Kam rūpi tautos labas, nesišalinkit. Gelbėkit iš vergystės pančių augančią kartą. Gabenkit, platinkit knygas, ginkit tikėjimą, paskleiskit po žmonės spaudą, Dievo žodį. Kitaip supagonėsim, suprovoslavėsim. Aš kaip tik sužinojau, kad žandarai kaime tai greit knyga sukrovai karutį, da pleko šieno užmečiau, da savo mazgijų sodinau ir važiuoju per vartus. Čia į tas iki žandarai joja, nu nieko man jie nesakė, praleido. Aš tas knygas paslėpiau, mislį eisiu pažiūrėti, ką jie teto stubau daro. Tai žinokit, viską išvertėliai siūlų, ale va knygų nerado. Prūslavikus šešupiai teka. O anapus upės tai jau prūsų žemė. Tai kai aš tik sužinau, kad jau atplukdė knygų, atvažiuoja žmona su karučiu pilnu škurlių, nevaskalbt. Kiek sušlapina, aš knygas pakišu. Karutį į krantą įstumiu, tai paskui jau manoji su vaikišiu iki špitolės ir parstumė. Turiu aš tų knygų tai visokiausių. Rožančinių, žyvatinių, penklinių, brominių. Ir pas jas skaitau ir dar kitiem duodu paskaityti. Na, aš tai dabar eisiu ir išgalių kaimą, pas Angrabaičius. Jau girdėjau, lankos parkeliavų, jau knygos po visą Lietuvą keliauja. O, paklausykit, jau ir jaunimas dainuoja.
Vajetus, vajetus. Kaip netikėtai padarė kratą praną Kriaučiūną. Prisidėjo, surado ir Aušros laikraštį, ir apžvalgos laikraštį parneštą iš Tilžės. Prisidėjo porą maišų maldaknygių. Na, žinot, tų, kur žmonės atneša aptaisyti. Bet va tos spaudos, kuri buvo paslėpta stalo kojose, tai taip ir nerado. Uždėjo praneliui geležinius pančius ir taip surakinta basą išvarė į Kalvarijos kalėjimą. O tas maldaknygas, kur žmonės atneša aptaisyti, tai rusai nuteisė sudeginti, kaip labai pavojingas caro valdžiai. Ale, Rimutė, tu žinai, kaip juokingai baigėsi paskutinė krata? Pas Kriaučiūno tėvą. Jis gyveno te palei mišką, tokio mažos tubukį. Tai kažkas paskundė, pasakė, nežinau, tai susirinko Zemskių, prokuratorius, pasimė dar ten visokių vyrų. Jie taip vakare išėjo jau kratą daryti, bet te toli dar nueit. Tai į parytį jau prie to miško priejo. O te tos tubukė dėdukas ugnį kūrena, šaukštus drožia ir sveika Marija po nosim kalba. Ir įeina 15 vyrų. A pasiklydot. Pasiklydom, seni, pasiklydom. A tu redaktorius. A raktų? Kokių raktų? Neturiu aš raktų. Ką man nereikia, čia nieks neužeina, čia nieko nereikia rakint. Va, ant nakties klinkį užmetė viskas. Dabar galvoja, ką čia dar jiem pasakyti, bet jie tripinėja. O vyrai, gal tabokos turit? Nu gerai, tai prokuratorius paėmė 3 papirosus, sutrynė, dėdukas prisikemšo pypkę, užsidegė, patraukė. Puh, šūdas čia ne taboka, nes eilės nepadaro. O čia tiesų šoblėm, tai krakus metį nori daryti, ką? Tai jie va taip pastoviniavo, pažiūrėjo į senį ir išėjo. Pagalvoju, ką čia mes rasim rodą su senu daiktu. Nu, va. Iš kunigo Sederevičiaus gautas didžiulis pundas knygų Griškabudiniui Antanui Švedui paliko tokį įspūdį, kad jis didžiu knygnešiu tapo. Pradėjęs gabenti knygas, jis prarado visą ūkį. O ar girdėjot, kad signataras Saliamonas Banaitis, žymiausias knygnešys Šakių apylinkėse, būdamas vos 17, jau platino pirmąjį lietuvišką laikraštį Aušra? Kaip norėjos jiems, kad nepražūtų tauta. Ne veltui yra sakoma, kad Zanavykyje tai knygnešių kraštas. Ne veltui, ne veltui. Taigi ir tautinė giesmė Kudirkos sukurta iš Tilžės gabeno. Bet ar tu girdėjai, taigi Vincą Kudirką suėmė ir išsiuntė į Kalvarijos kalėjimą. Dar ir Stanaitį taip pat, bet jau šitą tai Naumiesčio kalėjime uždarė. Sunkių pavojų, išplūks grįž.
caras jau mums laisvę gražino. Esam laisvi ir nuo nieko nepriklausomi.
Dėkavojam folkloro ansambliui Nova ir vadoviai Nijoliai Černevičieniai. Kap Kalvarijos kraštas tepi folkloro ansamblis Diemedis. Kvatska vadovė Žydruoliai Zenevičieniai kuria vaidinimus, misterijas, folk musicalus, režisuoja ir parėdas žiūrų. Įrašinėja garso įrašus, leidžia kompaktinės plokšteles ir aranžuoja liaudies dainas. Praeitais metais išėjo 5 kompaktinė plokštelė Puikūs sodai. Diemedis mums parodys programą Drauti ir linksmi būkim. Tai labai noriu palinkėti visiems būti drūtiem, sveikiem ir žinoma linksmiem. O kai yra sveikata, tai linksmybės ateina ir pačios. Nu ar ne tep? Tep. Tai dabar, kadangi jau tokia mūsų programa, tai jau labai prašyčia visų kartu šokti, kartu dainuoti ir būti linksmiem. Tai jeigu norite būti linksmi ir sutinkate su mano įsakytais sakiniais, tai dabar prašau paploti. Nu va, kokį šaunulį. Ir iš karto šypsena veide. Nu, kaip daug tų instrumentų, nu tai va, ir tų mikrofonų apstatė, nu tai va, tą ir laiką biškį, taip. Da čia va ir dainuos. Tai dabar mūsų tokia miela daina Puikūs sodai. Nu tai visi matėt pavasarį tuos sodus, ar jie puikūs? Nu gražūs, puikūs. Puikūs sodai, dėdė dvarai, serkalų langeliai, relatiojo skrydavojo, mėlyni karve. Tai dabar va toks šokelis bus. Tikrai žinau, kad čia jį visi Sūduvos krašto žmonės žino ir moka jį šokti. Tai tie, kurie moka, gali pasimti savo porą ir va čia ateiti kartu pašokti. Nu gegužė, nu tikrai žinot visi gegužė. Gegužė.
ta linksma gaida toliau tiesiog Vačkevičiaus polka. Taigi, ruduo, sėja, jau kas ir pasėjo, kas dar sės, tai ir daina, ar sėt, ar nesėt. Nu, tai gal sėt? Na, matau, kad linksmi tai jau tikrai. Drūti tai dar būsit arba esat. Tai dabar, žinokit, labai mandras sūduvietiškas šokis. Toks, nu, šustaras. O tai gal žinot, ką reiškia? Ne, šustras. Nu, tai mandras toks, ne? Šustaras.
paskutinė polka. Tai dabar jau turit visi linksmi būt. Plojat, šokat ir dar kojytėm galit patrypti. Tumba, tumba! Ratų šrago! Ačiū, taip ir toliau. Nu jūs matot, kiek vatskumo juk vatos paskožna iš jų. Dėkavojam folkloro ansambliui Diemedis ir vadoviai Žydruoliai Zenevičieniai. Aš stūguriuoju. Dzūkeliai turaitin puolimą. Ba šįmet atmintini metai. Pažymi 770 metų jubiliejų, kap Dainavos vardas pirmą kartą paminėtas istoriniuos šaltiniuos. Ledva pasakiau, į jie lekia. Padarys ką reik, o paskum galvos, manys ką padarė. O tie paribio dzūkeliai Birštono folkloro ansamblis Raskila įsikūrė prieš 34 metelius. Kapidera jų repertuaro glavniausia dalis ir pietų lietuvėlės folkloro loviai. Dalyvauna įvairiuos konkursus, Respublikos dainų šventėse, Respublikos ir tarptautiniuos folkloro festivaliuos. Dar savo meną rodė Belgijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Latvijoje ir net 5 Vokietijoje. 2002 metais Lietuvos televizijos laidos Duokim garo konkurse tapo 2 vietos laimėtojais. 2015 Raskilai buvo įteiktas aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Aukso paukštį. Kap šventė 15-metį išleido kompaktinę plokštelę. Kaip sako vadovė Roma Ruočkienė, ansamblis dažnai koncertuoja, praveda vakarones. Nu, dabar ties pasirodykit Kalvarijos scenoje. Raskila. Mes galim jau? Gerai.
aš tik pasakysiu, kad mes, kaip jau girdėjote, esam paribio dzūkai, todėl mūsų šnektoj nelabai jūs išgirsite dzc ir tarmės ypatingai ryškios nėra. Ir dainos mūsų beveik visos yra jau dvibalsės. Bagi mes nusižiūrime į šalia esančius regionus, va, tik žingsniuką žengėm ir jau Aukštaitijoje, dar žingsniuką tik per Nemuną persižengėm jau Suvalkyje. Taigi mes labai buvom prigazdinti, kad tilptume į 15 minučių, tai labai konkrečiai, be jokių šnekų, padainuojam, labai kviečiam kartu padainuot, apačioje žmonės šoks, kviečiam ateiti pašokti ir dar pagrosim. Aušra, aušra. Jo,
tikrai kviečiame, suktinukas, paprastas šokis, labai kviečiame visus prisijungti. Na ir pabaigai dzūkelio nuostabaus harmonikėliaus Pranelio Ulbino polka.
Folkloro ansambliui Raskila ir vadovai Romai Ruočkieniai. Šįmet minim 700 metų jubiliejų, kad Vilniaus vardas buvo pirmą kartą paminėtas rašytiniuos šaltiniuos. Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas kreipėsi į Brėmeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų amatininkus, kvietė juos į Lietuvą. Tais laikais Gedimino laiškai išryškino žmonių norus priartėti prie europietiškų mislių. Vilniaus folkloro ansamblis Nalšė per beveik 40 gyvavimo metų dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių renginiuos Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Estijoje, Lenkijoje, Karelijoje, tarptautinios folkloro festivaliuos Rusijoje, Prancūzijoje, Makedonijoje, Slovenijoje, Anglijoje, Rumunijoje ir Belgijoje. Tep, daina prie dainos, giesmė prie giesmės, ratelis prie ratelio, šokis prie šokio, krauna ansamblio repertuaro skrynę. Tradicinė instrumentinė kapela dažnai kviečia grot koncertuos, televizijos laidose, vestuvėse, pobūviuose, vakaronėse, lietuvių kultūrą pristatančiuose renginiuos, svečiam ir turistam. Ansamblio žmonės moka daugiau kaip 100 Lietuvos regiono šokių, ratelių ir žaidimų. Ansamblio dalyviai šoks ir kiekvienas rodys savo savitumą? Į tebus. Nalšė atkuria rytų Aukštaitijos dainavimo būdą ir muzikavimo tradicijas. Tep noris ko aukštaitiško, ba šįmet Aukštaitijos metaigi paskelbti. Prieš 700 metų Lietuvos valdovas Gediminas į Didžiojo kunigaikščių tarybą pasirašė taikos ir prekybos sutartį su Livonijos ordinu. Kalvarijos kultūros centro vadovai pasirašė sutartį su Audrone Vakariniene, Katra ir paskaitinykė į mūsų krašto dainų knygos sudarytoją, į folkloro ansamblio Nalšė vadovį. Leidžiam ansambliui išdalyti savo širdies šilumą. Sakiau, pati prisistatysiu, bet tiek pripasakojo greit, tik tai va bandom jais būti, bet mums gražios tos jūsų dainos. Šiandien buvo didelis seminaras, kalbėjomės apie jas nemažai ir visą savo meilę šitai tradicijai išreiškiau, tai būtų tiesiog nelogiška, jeigu šiandien čia scenoje nepakartočiau to paties gyvai su savo žmonėm, jau įtikėjusiais, kad suvalkiečių dainuojama tradicija pati nuostabiausia, kokia tai gali būti, ir tikiu, kad ir jūs jau tikite, o jeigu ne, tai po šio mūsų trumpo koncertėlio tikrai tuo patikėsite. Taigi nuo pradžių pradžios, nuo senų senovės. Šėlė, gaštino galo šėlė, ant patinėlio žiedų, ant patinėlio žiedų. Stovi baronelės, sraitelėlės, ant pervazėlio tiltų, ant pervazėlio tiltų.
žinau, kad negrįšiu. Šėlė lakštino galožėlė ant patinėlio žiedo, ant patinėlio žiedo. Stovi varolelės, atsraitelėlės ant karavazėlio tilto, ant karavazėlio. Tom techniniams pauzėms užpildyti, galima pasakyti dar vieną kitą žodį. Kelias tokias senesnės dainas dainuosime, kad negalvotumėt, kad tas dainas tik tai prieš 100 metų rados ir čia tokios gražiosios. Nuo senų senovės tokios klostėsi, dėliojosi, o štai nuo tokios vienbalsės, gražios, lyriškos dainos, pridėjus dar vieną balselį, gaunasi dar gražesnė daina ir visos suvalkietiškos, ir visos jūsiškosios. Užaugau kaimeliai, užagriuvo kakeliai, nebegaliu aš atrasti motinėlės dvarelio. Nebegaliu aš atrasti motinėlės dvarelio. Skambančio balselio
Nežinau, kodėl tie žodžiai dainos tokie graudus ir tokie neigiantis. Nebegrįžta čia tos dukružėlės, kad ir dvarus čia žada, kad ir kokį auksą sidabrų barsto. O va kita daina dar labiau. Na, atrodo, jinai tiesiog apie rojaus kažkokį kampelį sukurta. Šitokį ten, kur vis geriam, vis būnam, ir vis yra, ir vis nesibaigia. Na, apie ką daugiau, jeigu ne apie rojų, čia žemėje, Suvalkijos matyti žemėje kalbama. Kviečiu jūs kartu su mumis pakartojant eilutę. Ne, šokit viršuje, atsiprašau. Dainuot kartu su mumis, nes mums tikrai nejauku, bet tokiems Vilniečiams, tokiems va žmonėms rodos be tikros žemės, be tikrų šaknų, dainuoti čia vieniems ir bandyti jūs čia mokyti, kaip reikia dainuoti. Tikimės, kad jūs iš anapus atitarsit ir jau teisingai. Šokėjai taip atsargai sukotės, gal sceną bijot sulaužyt? Reiks kitą šokį lipt žemyn. Žemės tai jau tikrai nepramušit. Na, ir aš taip galvoju, kad atvažiavo Nalšė ir jeigu Nalšė nepadainuos nei vieno romanso, tai jūs turbūt sakysit, nu čia dabar. Romansą padainuosim, bet irgi visai suvalkietiškas. Prisipažinsiu, čia mano uošvis. Mokėjo vieną vienintelį romansą ir iš viso liaudės dainą. Ir jau kai gerai piešdavo, jau kai smagumas atsistoja ir plėšia iki paskutinio. Tokį graudų, tokį apie meilę iki mirties, bet jau taip nuo širdies. Banguoja gyvenimas mano, nebėra linksmų valandų. Gyvenimas mano per amžius pražuvo, bet vis dar aš
aš tave myliu. Neklausk galvelės prie mano krūtinės, ne tau jausuoja, ne tau skamba dainos mano sutartinės, žinau jau tu kitą myli. Ne tau skamba dainos mano sutartinės, žinau jau tu kitą myli. O ją ir priglaustų žemelį juodolį ir kartais saulutė nešvies. O ją ir priejo mirtis man baisioji ir mirdamas tarsiu myliu. O ją ir priejo mirtis man baisioji ir mirdamas tarsiu myliu. Jeigu leistume dar paskutinį šokį sušokti, 2 minutės, išeiti už ribų. Na taip norisi linksmai pabaigti, o tai iš meilės mirkti kažkaip taip mirti nesinori. Kol dar lipa šakiai žemyngi nepasakiau, iš kur tas mano uošvis, taigi va iš kaimyninės parapijos, iš Pajavonio. Čia jis taip traukdavo. Tokį graudų romansą, o dabar, kad ir kaip taip nutiko, kad susidubliavo, ir negaliu nesusidubliuoti, nes baisiai jau geras šokis. Žydruolė supranta, kad Žilstaras pats šustriausias ir geras, geriausias, ir mes suprantam ir mėgstam. Šakiai nerandat vietos, visa salė pilna, va taip, o, puikiai. Tai vėl bus tas nuostabusis Šustaras. Dėkavojam folkloro ansambliui Nalšė ir vadoviai Audroniai Vakarinieniai. Kviečiam Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorę Pauliną Prancišką Nešukaitytę Skripkę ir projekto Kalvarijos krašto etnokultūrinės savasties ženklai vadovę Rasą Januškienę. Labą dieną, labai smagu Jūs matyti,
Labai džiaugsmas matyti visus ansamblius ir džiaugsmas, kad iš tiek daug įvairių kraštų sulaukiam atvykstant svečių. Džiaugsmas matyti įvairaus krašto aprangą, girdėti įvairaus krašto dainas. Tai labai dėkojam, kad puošėt Lietuvą, puošėt kraštą ir atvažiuoti iki Kalvarijos. Man matyti tiek daug įvairios lietuviškos kultūros yra džiaugsmas būti Lietuve. Tai tikiuosi, kad ir jūs visi galėjote šiandien dar kartą pasidžiaugti, kad esam lietuviai, esam tokie įvairūs ir tokie gražūs. Dėkavojam visiems kolektyvam baisiausiai, visiems vadovams. Dėkavojam vedėjoms, nepaprastoms, o Respublikos etninės kultūros olimpiados nugalėtojoms Kamilei Volungevičiūtei ir Justei Pučinskaitei. Iki kitų sykių.